Eneos 1006 km lenktynėse azarto netrūksta ne tik trasoje. Nemažiau intriguojanti kova vyksta ir Dunlop slalomo trasoje, kuri iki pat šeštadienio vakaro yra atvira visiems norintiems išbandyti savo jėgas ir savo automobilius. Dunlop slalomo trasa įrengta Klaipėdos Palangos plente, netoli nuo tos vietos, kur visi lenktynių dalyviai turi apsisukti 180 laipsnių kampu. Ko reikia norintiems laimėti? Aišku, patikimo automobilio, noro dalyvauti ir meistriškumo. Dunlop slalomas tai galimybė įvertinti savo įgūdžius. Jeigu automobilių sporto teoretikai sako, kad tikras lenktynininkas savo karjerą turi pradėti nuo kartingo, tai vyresni automobilių sporto gerbėjai, kurie kartingisto amžių jau išaugo, gali pasitikrinti, ko yra verti rodos elementarioje slalomo trasoje. Ir nesvarbu, kad šiose varžybose dažnai pakanka tik pirmos ar antros pavaros. Gerų emocijų ir adrenalino čia tikrai nestinga. Vyras dalyvauja, aš dalyvauju, mašinas tinkamos, todėl ir šiaip smagu padalyvauti, su draugais pabūti. Kaip matau, kiekvienais metais vis daugiau merginų ir gan kovingų merginų dalyvauja, tai tik už tai. Reikia praeiti, kad susipažintumėm su trasą, žinotumėm, kaip reikia važiuoti su automobiliu, nes jeigu sėsim iš automobilio, galim ne į tą pusę nuvažiuoti. Aš nemeluosiu, aš visada noriu rezultato. Sutinku. Pasivaržyti klasėje, damų klasėje ir aišku tarpusavyje. Aš išsiskirsiu. Aš noriu tik tai išbandyti, nes niekada to nedariau. Nespėjau pasiruošti 1000 km varžybom, o vis tiek norisi kažkaip būti arti. Netgi man, kuris aš jau vis dažniau ir dažniau išvažiuoju į trasą, tokiam slalome pakanka adrenalino, kuris pakelia, pataiso nuotaiką, sutvarko miegą ir taip toliau. Tai nesvarbu kokia mašina, svarbu kaip jūs važiuosite. Girdėjau, keičiate varžybas kaip kojinės, vakar dragas, šiandien slalomas? Visur reikia pabandyti. Tobulinamės. Dėl saugaus vairavimo. Nuo ketvirtadienio, kai Palangos Kretingos Klaipėdos kelyje įrengta Eneos 1006 km lenktynių trasa, visi norintys gali čia išmėginti save. Ir ne tik išmėginti savo galimybės. Jūsų vis dar laukia puikūs Dunlop prizai bei garbė šį vakarą užkopti ant pakylos didžiojoje renginio scenoje. Jeigu esate netoli Palangos, skubėkite į slalomo trasą ir pabandykite pasiekti geresnį rezultatą už tuos, kurie jau ją įveikė.